Buvo kamera išsikrovus. Tęsim darbus. Tiesiog pabaigiau surinkti šitą pusašį. Pabaigsim tada į šitą pusę surinkti. Ką galiu pasakyti, iš tikrųjų labai gerai, kad sugalvojau tos guolius keisti. Jau senai buvau užsisakęs juos. Jaučiu, net per pirmas varžybas jau būtų buvę guoliai parėję. Ardom kitą pusę, keičiam traukių angalius, pagal slankmatį tą patį parodmenį padarysim tarpelį, bet paskui vis tiek internete dar pasigūglinsiu, kokį setupą būtų galim pabandyti pasidaryti, gal kažką naujo čia išrasim. Būtų gerai buvę pasikeisti va šitos plastikiukus, bet jų neturiu. Tai gal tiesiog ateityje užsisakysiu ir tada pasikeisiu, kai gausiu. Nu, nepaisant to, kad liko amortikus dar tik tais perrinkt, kaip ir viskas. Paskui vairo traukės pasižiūrėsiu plonesnės, gal bus galima kažką tai išspausti iš jų. Šitos labai storos ir čia apšiau, ne šito modelio tos traukės. Man tada traukių angaliai irgi, traukių angaliai buvo parėję šaibom ir aš neturėjau šitųgi traukių angalių, tai čia pritaikiau, dariau, žodžiu. Все, galim dėti kardaną ir dėjinėsim vidurinį difą. Dar varžybom reikės išsirinkti kokias tai naujas padangas, nes dabar tų senų dar treniruotėm turiu, bet pačias varžybas jau reikėtų naujų. Kai galą surinkau, pasiieškojau dar vairo traukės, radau originalią vairo traukę, tai viena vairo traukė pas mane yra gera, kitos traukės yra angaliukas toks biški pavargęs. Palauk, kuris šitas lėktais. Jo. Tai jis net piršt, matas, kad biškis toks išdilimo turi, bet naują baliuką dėsiu, gal bus gerai. Uždėsim šaibą, kad neišsinertų į viršų. O šaibučių prinerta. O baliukai šitie geri jos. Šiaip tai tas traukės gal pasiliksiu. Jos tokios kaip ant zapaso. Jeigu pamatysiu per varžybas, kad originalios tos nelaiko, įdėsiu atgal šitas. Gerai. Nu ką, kiek galėjau, tiek aš jį persirinkau. Su tuo, ką detalių turiu. Dar liko čia guoliukai. Tai nežinau, kur šitie turėjo eiti dar. Gal čia ant atsargos liko. Gal kažkur nepakeičiau. Bet liktais, kad ir visur pakeičiau. Žodžiu, kitą seriją persipilsim tepalą priekiniam ir galiniam amortizatoriam. Ir tada atsinešiu kratoną, iš jo ištraukinėsim elektroniką ir dėsim čia pabiškį. Turiu tokio paralono. Iš jo išsikirpsiu gražiai vietoj šito vailoką kažkokio paraloniuko irgi. Čia ne paralonas, čia kažkoks plastas, nežinau, žodžiu. Padarysim čia tarpinę, kad dulkės neitų, nes šitas tai visai nepadėdavo. Čia taip kažkoks kempinės gabalas. Irgi bus toks mini geras dalykiukas, nes ten būdavo pastoviai žemė privaro, jeigu drėgna, to prasme trasoj šlapia būdavo ir drėgmės tenais, kas receiveriui labai negerai. Ai, tai gal čia guoliai liko nuo vairo šito mechanizmo. Jo, gali būt. Būtų gerai iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip ten guoliai.
norėtųsi apsėti su kuo mažiau vardymo. Jau kai galvoji, kad viso, finišo tiesioj, seniaukai dar turim čia mes reikalų su tavim. Opt. Nu toks jau sausokas guolis. Tai gerai, pakeisim, nueisim. Praktiškai visi guoliai bus išnaudoti. Gal tik reikės dar pasižiūrėti šitos 4. Priekį guolius pakeičiau, gale guolius pakeičiau, dar už kameros čia šitos stabilizatoriaus. Bet dar 4 liko, tai nežinau, kur dar 4 turėtų eiti. Tai ledas, šokoladas. Sugenčius. Tai turiu laiko persirinkti bent jau 2 amortizatorius, tai tą ir padarysiu. Iš tikrųjų gal nufilmuosiu tik tais kaip 1 ar tai 2 tos amortikus perpilu tą tepalą išsivalau, nes procedūra ta pati nelabai ten įdomu bus žiūrėti. Turiu aš čia nusipirkęs tokių fancy šmensi tepaliukų. Galim bus taip panaudoti. Jis yra skirtas tipo šį čia vietos tepti. Kiek tai naudos duos, neįsivaizduoju, bet galim pabandyti. O dar čia reikia nusivalyti. Pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Gerai. Čia. Galim pridėti tepalą ten kažkaip į vidų. Šitą tada. Čiūš. Iš tikrųjų net nežinau, kiek čia dėti jo. Čia pirmą kartą dedu. O gal ne pirmą? Ne pirmą. Jau buvau dėjęs ant kažkokio modelio. Ai, Kraverio, man atrodo. Bet tai ten Kraveris din, toks kai nevaržybinis daiktas, tai galima ten klaidas daryti. Čia kadangi priekiniai, tai priekiniai turėtų būti va šitie va. Norėjau 600 ir 600 pem, bet buvo 563 ir 610. Nu tai 563 į priekį, 610 į galą. Tiesą pasakius, nežinau, jaučiu varau pilną. O paskui atsuksim norimą varžtą, kiek išbėgs, tiek išbėgs.
Nu, bus gerai pradžiai. Paskui pastatysim ant modelio, dar pareguliuosim. Ir tiek iš to amortizatorių perrinkinėjimo. Aišku, negaliu pasakyti, kad čia yra perrinkimas, nes čia tiesiog tepalą pakeičiau. Perrinkimas būtų, jeigu būčiau keitęs visas gumytės, tas plastikiukus, krypiančiasias ir kaip jie čia skaitos. Kadangi to nedariau, tai čia tiesiog tepalo keitims. Šitą dar paliksiu. Gal į kokį tai šiaip supilsiu modelį iš turgaus. Nes turiu dabar čia prisipirkęs dar tų modelių iš turgaus ir turiu šiokių tokių planų jiem. Gal dar pasidarsiu kur prie progos. O čia galim iš karto ir sudėti iš tikrųjų. Nu ką, surinkau techno, persipėliau tos tepalus galinius, kur buvo likę. Tarp galinio amortizatorių sudėjau, surinkau viskas ok, žodžiu, liko dabar tik tais iš savo kratono ištraukti elektroniką ir ją sudėti į techno. Tai, žodžiu, nieko aš kaip sakant, nebambėsiu. Tiesiog timelapsą pajungsiu kokį tai biškį, ar laiką, kaip sakant, pagreitinsiu ir tą procesą parodysiu, kaip ten ištraukiau ir kaip įdedu. Čia transponderis, svarbu jo nesugadinti. Reikės būtinai pasidaryti, išsivesti laidą dar nuo receiverio į papildomą laidą, kad transponderių pasijungti. O naujas ventiliatorius jau yra įdėtas. Servos netrauksiu beje, čia varžtas užkirmijęs gerokai yra. Jį net esu ir nužindęs, kaip liaudiškai tariant. Atsukti nebeišeina. Ir šiaip jisai čia mano kratono serva tokia, nu, gera, viskas tvarkoj, bet visą laiką jinai tarp kratono buvo, tai ją tarp kratono ir paliksiu. Kratoną irgi kažkada reikės persirinkti, nes jau žiūriu biškį iš guolių, taip, klyba, kur yra kardanas. Nu va, įsiėmėm elektroniką, aišku, čia laidai užlituoti, tai biškį nepatogu bus su ją dirbti. Kaip tik dar pasižiūrėsiu laidą, nes čia mano nusitrynė laidukai, baisus labai jau. Ir čia matau laidas prasitrynęs, reikia kažkaip jį susitvarkyti. Elektroniką kaip ir apsitvarkiau, susilitavau iš naujo persilitavau biškį laidukus, apsitvarkiau čionais, buvo irgi baltas laidas nužystas, raudonas irgi buvo čionais, biškį pratrintas, pasitikrinau variklio guolį dar tuo pačiu buvau biškį išserdęs, tai guolius pernai metais keičiau, tai vis dar geri, tai keisti jų nekeisiu. Išsimėginau elektroniką, jau prieš tai buvau jungęs, tai veikia, viskas ok. Susiradau seną pilną 16 dantų. Jį čia ir naudosiu, 20 tikrai nereikės kaip tarp kratono, čia netgi gal ir 15 užtektų. Turiu seną kėbulą tokį, kada pirkau modelį, tai buvo jis pridėtas prie jo, bet gal iki varžybų įsigysiu naują kėbulą ir nusidažysiu šį. O dabar ką, kimbam darbą, dedam tą elektroniką. Biškį nepatogu, kad variklis prilituotas. Kažkodėl turiu nuojautą, kad reikės persilituoti laidus, kad eitų palei šitą pusę jau.
Jo, atsimenu, kad dar buvo problema man su įjungimo mygtuku. Nei kur dėti jo irgi toks, nei 5, nei 9. Ilgis jo tas laidas būtų ilgesnis, kažkur būtų galima jį čia padėti, bet jis nėra pakankamai ilgas irgi. Litavimą vis tiek pasiliekam dabar šitiem ant galo. Dabar reikia atsidaryti. Čia dar palaukit šonas, turi nusisukti. Man vis tiek dar yra dilema, kur dėti mygtuką. Tai net neįsivaizduoju kol kas. Čia kažkaip įdomu, biškį net prisispaudžia. Tai irgi negerai. Ok, žodžiu, biškį apsižiūrėjau. Ten po apačiai eina mažas toks tarpelis, matomai specialiai laidam buvo padaryta. Jeigu tai padaryta, reiškia, taip turi būti. Tai prakišau ten laidus. Daugmaž pasistačiau irgi variklį, kaip turėtų stovėti, pininą. Ok, lengvas sudėtas. Pripjovau apačioj metalą. Šio ventiliatorių tekant iš viršaus padaryti. O mygtuką tai tikriausiai, nežinau, tą laidą gražiai kažkaip ten susuksiu ir čia va. Gal kokių karštų klijų ar kažko, nežinau. Nelabai čia yra tų idėjų iš tikrųjų, kaip jį padaryti. Šiaip nesinori man prie variklio glausti, nes, man nori, kad tas variklis aušintus. Jiem reikia, kaip sakant, kvepuoti, o nebūt kuo daugiau užstatytam. Sakiau, padarysiu čia tą tokį intarpą. Nu ką, nebeatsimenu, ką aš ten dariau prieš tai. Žodžiu, bet trumpai ir tai, apsukau šitą laikiklį, stovėjo kampu, dabar išėjo pastatyti tačiai. Tikrųjų, vakar pabaigiau darbą, net šiandien nebeatsimenu, kas ten man liko. Bet žodžiu, šiandieną ką dar reikia padaryti, tai tą mygtuką prisitvirtinti, laidus prisikirpti, žodžiu, ir prisilituoti, va, ir tiek darbo tai yra likusio. Tiesiog kerpam tos laidus, jaučiu, ir lituojam. Nu, ledas, šokoladas, kaip gražu, koks cable managementas. Ta prasme, tiesiog profesionališkumo įsikūnimas, eiktų savo. Tai žodžiu, ką padarysiu, jaučiu karštų klijų, dar privanosiu į mygtuką. Ir tiek žinių, dėsim batarkę, pabandysim. Dabar tiesiog biškį išjungiu, nes kamerą matau išsikrauna. Tai leisiu jai pasikrauti per tą laiką, čia klijų karštų privarysiu. Buvau dar pamiršęs šitą sensorikos kabelį įdėti, biškį prisidirbau. Nelabai buvo patogu jį įdėti variklį. Nu, ESC biškį lengviau, nu, žodžiu, nesmė. Dėl batarkių, tai žodžiu, turiu prisipirkęs po 2 esus. Nemažai tų batarkių, gal 3 ar 4 komplektai yra. Nu, ne tokių skirtingų gamintojų, bet žodžiu. Kadangi čia yra 2 angaliai EC5, tai galvoju, gal galima būtų man panaudoti tas DS batarkės. Šiaip svorio atžvilgiu, tai jos yra daugiau svorio gaučiau, ta prasme, šiaip negerai, kad daugiau svorio, bet treniruočių metu aš manau nieko baisaus, tas svoris jau tiek
Tiek to, bent jau turėsiu kuo pasitreniruoti. O šiaip turiu ir va šitų 4 ESų batarkių. Irgi pasibandysim, kaip čia važiuosiu. Ir aplanuoju, ar tos batarkės veikia, neatsimenu, kada naudojau paskutinį kartą. Tai žodžiu taip. Pajungiam, tikimės, kad ugnies kamuolių nebus. Juokas juokais. Vieną kartą man čia kratonas buvo užslepsnojęs, nebuvo labai jokingo. Ai, nu jo, dar reikėtų šiaip sujungti laidus. Grybas. Palauk, reikia kitas batarkės tada paimti. Va, įdėsim šitas Šailo batarkės. Kaip aš taip biškai apsižioplinau lengvai. Bėda ta su šitom batarkėm, kad jos neturi, nu ta prasme, kai vieną 4 esu įdėjai, jos atsiremia ir viskas į kraštus, o šitos kaip ir norėtų pabėgti. Tai reikėtų dar susigalvoti kažkaip, tai čia gal velcro, kad laikytųsi. Reikia palauk atsverti. Вот čia. Lauksim geresnių orų, įsibandyti trasą. Jeigu netrasuoti, tada bent jau į mytą pasimsiu šį biškį, užsidėsiu prastesnės padangas, pasivažinėti. Tai žodžiu tiek, šitam, kaip sakant, šitai serijai ir apie šitą modelį. Reziumei pasikeitėm visus guolius, persipylėm tepalus iš visur, kur galėjau. Ir nežinau, aš taip manau, kad sezonui pasiruošęs esu, o kaip bus iš tikrųjų, tai pats sezonas ir parodys. Kaip ir sakiau, čia persilituosiu tikriausiai ant vieno. Kuo mažiau tų sujungimų, tuo geriau. Vis tiek varžybose važiuosiu su viena kaladė. Aišku, įsibandyti reikia, ar jos užteks Rokišky. Tai čia vienas dalykas. Sudarvėti tikriausiai užtektų. Ten trasa mažesnė ir to greičių mažiau yra, bet Rokiškio trasa didesnė ir yra ta tiesioji labai ilga. Tai ten ir greičio daugiau ir dugnu važiuoji. Tai šitos nežinau, ar užteks ar ne, bet iš bėdos galėsiu naudoti tas didesnės talpos 2 esų batarkės. Jas padarėsi 4 esus. Tai va, tai realiai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot.